atvažiavo policija. Nes dabar, kai smėgau mėgoti, tai irgi pamiegojau. Vidurdienis. Neskubėjau kažkaip. Ir girdžiu, tai malcas vienas, antras, sustojo policija. Ateinu čia. Aš atsakiau. Ole. Sorry, no espanol, anglė. Parodė mašiną, sako, tavo čia? Jos, sako. Viskas aišku. Tai arba patys pamatė, arba turbūt gavo iškvietimą iš kažko, kad kažkas čia gyvena. Bet galvau tikrins pasą, dar kažką mašinos dokumentus. Nuvažiavo. Turbūt buvo kažkoks kitoks įtarimas iš jų pusės. Nu tai ta proga, kad jau čia policija pradeda mane lankyti. Iššokau į vandenyną, apsiprausiau su šampūnu, viską, fresh, kvepiantis, aš pats, bet nelabai rūbai. Jo. Ir plus dar gavau kvietimą užsukti į lietuvių restoraną. Restoranas ne lietuviškas, bet lietuviai valdytojai. Tai Ina man parašė ir mes jau čia vakar susirašėm, bet sako, vakar aš kaip tik būsiu išvykus, tai sako, aš irgi varau į žvaigždžių tą observatoriją, tai galiu šiandien užsukti. Tai dabar man liko 20 minučių iki jos restorano ir jinai ten, kaip supratau, pagrindė yra austrės. Šviežios austrės. Tai gal pati kažką daugiau papasakos, tai tiesiog, o kodėlgi ne, kol esu La Serenoj. Tai susitiksiu su tautiečiais. Mums įdomu pašnekėt. O jo, skalbykla šiandien vienai kitai yra, bet čia visos tokios, kur palieki rūbus ir sekančią dieną tik tais gauni. Tai kad taip tau per kelias valandas išplautų ir sutvarkytų, nelabai tokių skalbyklų yra. Kaip ir čia nice. Gerai jau dviratininkų nepartrenkt. Are you recording? Yeah. How are you? Good. Everything okay? Yeah. I'm Sebastian. Nice to meet you. Nice to meet you too. Welcome. Good, Amal. Yeah. You. Perfect. Good. Perfect. Welcome. Yeah. Never been in this part of La Serena, always by the coast. Oh, really? Yeah. We have everything above the coast, but far from the coast. Tai čia realiai jūs viena mieste gyvenat, Vaida kažkur gyvena? Vaida gyvena Vikūnė. Ai, Vikūnė gyvena? Dabar persikėlė, anksčiau gyveno Puerto Vara. Ir viskas? Daugiau nėra lietuvių čia? Yra, kaip visi kiti Santiago. Santiago, ne? Sostinė. Nu man irgi, iki Santiago kažkaip 5 valandos kelio, tai nežinau. Lėksiu kažkada. Bet tu jau viską jau užlipai. Aš viską ir realiai dabar tarp Santiago ir Čionais La Serenos, taip žiūriu, kad nelabai ką yra ką aplankyti. O buvai Viña del Mar? Viña del Mar, Valparaíso yra labai gerai. Net tau reiktų važiuoti. Kas ten yra? Ten ant kalno tas miestas. Aha. Ir daug visokių grafičių, daug sienų visokių, toks labiau meniškas. Čia link Santiago pusės? Toj pačioj aukštumoj kaip Santiago, bet prie jūros. Ai, aha. Tai yra Viña del Mar ir šalia, jie taip kaip sujungtas. Jo. Yra sujungtas, tai irgi taip. Nes aš taip pasižiūrėjau, per Mapsus pasiskaičiau, ką Google'as rašo, tai taip, nu, bet jeigu važiuoji Santiago, tai ten 100 km. Jo. Aš žinai, galvojau, gal nulėk dar į pietus ledyną pamatyti kokį, bet vieno Santiago iki tos pusės porą dienų kelio su mašina, ten kosmosas, skrist reikia. Jo, gal gali skristi. Jo, bet vėl čia... Bet dabar, jeigu pirksi dabar bilietus, tai tau bus... 3x. Jo, bus brangu. O tai kiek jau laiko čionais? Čiliai?
Tai jau stažas? 13. Nu, aš 11 rugsėjo mėnesį, tai dar ne. Ai. Tai dar trūks. Bet tada tik pirmą kartą atskridau ir tada buvau 3 mėnesius, tada skridau į Lietuvą, Lietuvoje buvau 3 mėnesius, tada vėl grįžau, tada vėl toks. Bet į Santiago turbūt? Ne, buvau čia. Čia? Aš pradėjau atskridau į Santiago ir paskui čia. Iškart čia? Tai čia buvo. Nes mano vyras čia, tai... O iš kokio miesto? Aš iš Skuodo. Skuodas? Geras. Mažytis? Jo. Tai šitas restoranas toks kaip Austrijos pagrindinis, skaito. Nu, pagrindas Austrijos. Jūrų gerybė. Jūrų gerybė tiesiog. Bet, nu, turim ir mėsos ir panašiai. Ai, ir steikų. Nes čia... Be mėsos neišgyvensi. Yra visą laiką, pavyzdžiui, jeigu poroje yra, pavyzdžiui, vienas, kuriam patinka jūrų gerybės, kitam nepatinka. Jo. Visiškai mėsėtis. Tai... Nu jo. Jau iš ano neuždirbsi. Reikia... Ne, nes kitas ir sakys, ai, ne, aš nenoriu, tai net nevažiuojam. Tai, kadangi turim ir mėsiškų, jo. Tai... Win-win. Win-win. Tai įvairiai. Gerai. Bet, ale, specializuojamės ar jūrų. Nes aš visą laiką, jeigu jau esu prie vandenyno jūros, nu reikia paragauti jūros gerybių. Aš su tokiu mindsetu gyvenu. Ir šiaip? Yep. Sure. Gerai atrodo. Tai čia yra... Tai yra jūrų šuputės ir mačia. Su sūrio, ne? Su sūriu. O čia kas? Kas čia yra? Čia yra mačias alla parmesana. Mačias? Mačios. Ai. Kaip išsiverčia mačios? Nu irgi kaip. Čia deganti druska. Čia yra... Čia es como sal... Ese que se quema. ¿Cómo se llama? Šitie jūros... Šukutės tai skanu. Skanu? Skanu. Patinka tam? That's good. Nu, ragaujam, čia nais testuojam. Tai sakė, dabar čia kai kurie patiekaliukai pirmą kartą gaminti, o dabar sakė vietinės šukutės yra štai va tokios. Ne šukutės, maišau, Austrės. Tai čia vietinės Austrės, ne? Šitas yra iš Čiloje. Čiloje? Čiloje. Čiloje? Čiloje yra tokia sala, kur yra pietuose Čilės. Labai pietuose. Tai atsigabenat šiandien, ne jas? Supratau. Ir čia būna jos savo tam, turim baseiną joms. Baseiniuką? Nu, ale yra jo. Nu, jūros vandenį. Pirkti jūros vandenį iš universiteto. O negali čia pasisemti tiesiog iš vandenyno? Nes yra atvažiuoja patikrinti to, iš kur gavai vandenį. Negali sakyti, ai, tiesiog atsivežti. Pasisėmiau. Ne, negali. Citriniuko. Čia yra, jei nori. Yeah. You have always watch if it moves like it's this part, it moves. No, it's not moving. No, you like when you put the look, like when you put I will try like this. You see? Yeah. Yeah. When it moves, it's good. Like if it's not moving, we are not eating them. Yeah, it moves a bit. Yeah, if it moves. So you safe? Yeah. I'm safe. You safe? It means. My stomach safe. Yeah, it means because that is. Not me. It means that it's alive. Čia reikia įsipjauti. Jo, su šituo. Jo. Wow. Smagiai pasisėdėjom. Iki kokios, kiek dabar? 10. Tai Jena su vyru žiauriai mane primaitino, privaišino jūros gerybių, žodžiu, šukučių, austrių, savyčiai ir kitų gerybių. Tai labai fainai pasisėdėjom, pasišnekučiavom. Aišku, ten daug filmuoti visko taip įpų nenorėjau, vis tiek jiems gal irgi truputį atsipalaidavimas, tai įremtą kamerą gal nelabai patogu, bet šiaip jo kokias 4-5 valandas ten užkandžiavom, šnekėjomės, dar atėjo jų draugų ir panašiai, tai buvo fainai. Truputį
apie Čilę sužinoti ir šiaip, tai smagiai. Tai taip ir diena nusprogo iš tiesų, pusdienis prie kompo, prie pajūrio ir pusdienis pas juos gavosi restorane. Ir man iki Santiago 500 km, kažkas tokio, nu, kiek kilometrų nežinau, bet žinau, kad 5 valandos kelio. Tai šiandien gal nesiruošiu viso to kelio važiuoti, tai nusižiūrėjau vietelę, kur miegot būtų galima visai šalia ir vandenyno ant skardžio. Tai čia liko pusvalandukas kelio ir gal pavyks privažiuoti, bet, nu, sakau, čia kartais Čilėj būna vabank. Pavyksta, nepavyksta, surandi, nesurandi vietos. O rytoj jau damušiu kelią ir pasieksiu Santiagą sostinę. Tai dabar toks pasikrovęs energijos, kavutės prigėręs, jūros gėrybių privalgęs. Turėtų viskas būti gerai su skrandžiu. Vis tiek jau pasigrūdino per tą laiką, per tą mėnesiuką. Tai jo, pasirodo, Las Arenoj lietuvių nelabai gyvena, nepopuliarus miestas. Visi Santiagė, visi sostiniai lietuvaičiai. Nu, gal dar vienas kitas yra jo pabirėjęs po Čilę, bet sąlyginai nedaug. Ir taip pat mes susirašėme su Filipe. Tai manau, kad pavyks Santiagę su Filipe susitikti ir gal kažką pavyks ir nuveikti. Tai būtų fainai. Aišku, nesinori žmogaus apkrauti, visi turi savo gyvenimus ir darbus, bet gal kažkur išlysti ar kažkur nuvažiuoti, tai būtų fainai su Filipe. Matysim kaip čia eigoje, nes jau kaip ir aplink Santiagą ir Santiagę kažkokio aš tikslaus plano neturiu. Net nežinau labai daug ką tenais galima būtų pamatyti, tai gal Filipe žinos, nes vis tiek 21 metais, kai atkeliavau į Čilę, mano buvo aiškus konkretus tikslas – ugnikalniai, viskas. 10 ugnikalnių, 10 aktyviausių ugnikalnių turiu sukopti per 3 mėnesius. Finale gavosi, kad turėjau pradžiai karantinuotis 10 ar 7 dienas, paskui kelionės pabaigoje irgi tenais jau nelabai, viešbutis ir oro uostas, tai taip labai grubiai 2,5 mėnesio gavosi Čilėj tokio produktyvaus ir įkopiau 12 ugnikalnių, daugiau negu planuota. Tai kažkaip nesidomėjau nei ką pamatyti ant tose miestuose aplinkų ir dar kažkas, kokių lankytinų vietų. Principas buvo ugnikalniai, dar truputį ledynui ir daugiau mažiau tiek. Tai dabar, kai atskridau, mano tikslas buvo Ojos del Salado ugnikalnis, aukščiausias planetos, su kuriuo man viskas ir pavyko. Dar papildomai buvau prisidėjęs planą Parinakotos ugnikalnį, kurį nepavyko įkopti. Tiesiog per ilgas maršrutas, per daug sniego, per daug vėjo ir per daug debesų. Tai, tiesiog nesukrito kortos. Ir kaip ir tiek, tai aš kažkaip daugiau nelabai kažką planavau Čilėje. Tai, planavau Machu Picchu pavyko, viskas gerai, fainai. Tai dar kai yra to laiko, prie mieste Santiagė nežinau ką veikti, tai reikės su Filipe pasitarti ir gal to turinio išgimdysim. Na, o dabar atrodo pavyko rasti kažkokį privažiavimą link vandenyno kranto. Tas krantas nėra kažkoks paplūdimys, ten labiau skardis, bent jau kaip atrodo iš Google Maps'ų. Keliukas čia toksai pusiau bekelė, bet iš palydovo atrodo išvažiuotas. Tai turėtų pavykti privažiuoti, jeigu nebus jokios tvoros ar kažkokio labai didelio perkirsto griovio. Sustojau, ką žinau, gal užtenka čia važiuoti. Gal švieselė. Tokią aikštelę privažiavau. Matau, kad yra keliukas, galima dar čia važiuoti ir dar žemyn, dar arčiau vandenyno.
Bet blembački, kuo arčiau varysi, bangos ten daužasi tuos akmenis, tai paskui tas miegas toksai būna nelabai kažką. Aišku, čia tokių kaktusiukų yra. Jo, tai biški reikia atsargiai su palapinė kur statyti, bet čia kaip ir okei. Jo, šiaip per kelionės esu susidūręs. Aš visą laiką mėgstu ar tai su dviračiu kažkur, kuo arčiau jūros ar vandenyno, privažiuoti ir pasistatyti palapinę. Skamba romantiškai kartais, visada skamba romantiškai, kuo arčiau vandens su palatke. Bet kartais, jeigu bangos, vėjas, ar tie patys akmenys ir daužosi tas vanduo, tai prie jo miegot, blemba, tas triukšmas, jisai nepadaro miego tokio kokybiško, tai kartais biškiai geriau toliau nuo tų bangų. Dabar čia irgi girdžiu tas bangas, daužosi, bet dar čia nėra toks stiprus tas triukšmas, bet dar pavažiuočiau pusę kilometro, tai jau toksai Jo, skamba romantiškai prie vandenyno miegot, bet kartais biškai geriau atsitraukti. Pusiau apsisukimo aikštelę, ką žinau, bus gerai. Svarbu į kaktusus neįvažiuoti, nes tikrai tokių galingų yra, kur spiglys, 12 cemų. Dantų krapštukas arba strėlytė. Ir daug tokių tenais toliau. Okei, traukiu palatkę, jungiu akumą, mašinėlę, tegul pasilsi. Skaičiuosim paskui, kai atiduosiu mašiną oro uoste, kiek visą kilometrų gavosi čia po Čilę pasivažinėti. Čia jau taip nėra šilta. Jaučiasi iš tiesų, tas 1500 kilometrų atstumas tarp šiaurės pietų, tai šiauriau buvo šilčiau. Logiška, nes kuo piečiau važiuoji Čilėj, tuo labiau artėji link Antarktidos. Tai vėsiau. O šiauriau plius Atakamos dykuma ir plius arčiau pusiaujo. Jo, tai kaip ir rytoj vakare lėksiu pas Filipę, susirašėm ir pažiūrėsim, ką galima dar Santiagė ir aplinkui nuveikti. Bet jo, pavyks kaip ir galėsiu apsistot pas jį. Bus fainai. Po ilgo laiko pasimatyti. Viskas, akis miegas, viskas, akis klapsi. Sutiksime rytoj, pasikelsiu droną, gal pasižiūrėsiu, kaip čia kas atrodo. Iki.